Matot tą paveikslą už jūsų? Tai buvo geras dalykas, iki kol atsirado fotoaparatas. Anksčiau žmonės piešdavo žmonės, mišką ir kraštovaizdį. Tačiau, kai atsirado fotoaparatas, tai tapo nebereikalinga. Bet jūs vis tiek dar turite menininkus. Taigi ateityje menas bus kitoks, nebebus vaikino, kuris piešia tave arba gėles. Nes tai galima padaryti su fotoaparatu. Menas ateityje bus išradimai, dalykų, kurie neegzistuoja. Piešit naujus miestus, naujus pastatus, kad parodytumėte dalykų žmonėms. Bet piešti žmonės ir gėles šiandien jau yra nebereikalinga. Mėšlas virš lovos, kurį matot, kelia klaustrofobiją, bet jie nori, kad tu jaustumės kaip karalius. Todėl jis vadinasi karališkasis viešbutis. Jie prideda mėšlą, kuris yra nehigieniškas ir nereikalingas. Bet žmonės yra sąlygojami mėgti tai. Manau, jau pasakojau, kodėl čigonai vagia, ar ne? Aš paklausiau čigonų vyriausiųjų, kodėl jūs vagėt. Jis man sako, ar tu nežinai? Sakau, aišku, ne. Jis sako, kai nukryžiavo Kristų, prikalė jį prie kryžiaus, čigonai vėliau pavogė tas vinis. Nuo tada jiems buvo lyg duota teisė vogti. Skamba gerai. Aš visada pastebėdavau, kad krikščionis, tarkim, tu norėtum keliauti aplink pasaulį su laivu ar lėktuvu. Sakyčiau, tai tikrai nuostabu, kada grįši. Sakytum, na gal už poros metų, bet manyčiau, kad tai puikia idėja. Taigi, jei jūs tikrai tikite į Dievą ir jūsų sūnus suvažinėja sunkvežimis, jis dabar su Dievu ir angelais, tai kodėl tada verki? Jei tu iš tikrųjų tiki į Dievą, jei jis miršta ar jo tėtis miršta, jis sėdi kartu su Dievu ir nebeturi jokių problemų daugiau. Tu turėtum džiaugtis ir švęsti tai. Bet jie braukia ašaras, nes jie mato jį nuleidžiamą į žemę ir jie nelabai kaip dėl šito jaučiasi. Ir galbūt jis nenuėjo ten. Bet ką aš bandau jums pasakyti, jei iš tikrųjų tikėtum į Dievą, neverktum. Jei numirtų sūnus arba tėvas. Jei jis dabar su Dievu. Jie sako, Jėzus dabar su Dievu. Jei Dievas siuntė savo sūnų mokyti žmonės dalykų ir jie nukryžiavo jį, tada Dievas yra tikras niekšas už tai, kad siuntė savo sūnų. Jei žino viską, reiškia, jis tyčia siuntė savo sūnų, kad jį nukryžiuotų. Tada tai labai niekšingas elgesys. Todėl ir negaliu priimti ne vienos Dievo koncepcijos. Yra per daug vietų, kur nesueina galai, ar suprantate tai? Jei tu viską žinai, siunti savo sūnų ten ir jie nukryžiuoja jį ir jis kenčia. Jis pažiūri į viršų ir sako, tėve, kodėl tu mane apleidai? Jėzus tikrai tikėjo, kad Dievas įsikiš. Net ir Jėzus suabejojo juo. Paskaitykit Bibliją, viskas yra parašyta. Čia ne fresko sako tai. Taigi priežastis, dėl ko palikau religiją, nes joje rašoma daugybė dalykų, kurie prieštarauja vieni kitiems. Jų Dievo koncepcijos yra tokios pačios, kaip ir tie žmonės. Kvailinė apsiskaita žmonės, spėliojantis apie viską. Ir jie sako, kad Dievas gyvena debesise, o juk debesis yra aplink visą pasaulį. Ir jie dar iki šiol sako, susitiksim saulei kylant. Nėra tokio dalyko. Saulė nekyla, žemė sukasi tą kryptimi. Bet jie vis tiek sako, susitiksim saulei kylant. Mes turim tiek daug senų žodžių pasaulį šiandien. Netgi vokiečių kalba priklauso praeičiai, nes jie neturėjo žinių tuomet. Taigi mūsų kalbos po truputį nyksta. Visos kalbos yra senos, išskyrus elektronikos, kompiuterinės, šios kalbos vystosi. Jei turi kompiuteryje daug mėšlo, kurio nenaudoji, gali ištrinti. Tačiau šito negali padaryti su žmogaus smegenimis. Jei esi užaugintas nekęsti meksikiečių, negali to ištrinti. Meksikiečiai yra žmonės, kaip ir visi, tik užauginti kitoje aplinkoje. Negali ištrinti visko, ko išmokai nuo vaikystės. Ir labai gaila. Manau, ateityje žmogus galės padaryti tai, ištrinti vietas smegenyse. Ir dar yra metafizikai, kurie mano, kad žmogus yra kažkas daugiau nei jo kūno dalis. Jis kažkas ypatingo. Jis turi suvokimą, turi sąmonę, turi emocinį jautrumą. Tik tada jis taip užaugintas. Suprantate, kitaip jo žudo vieni kitus. Taigi iš savęs žmogus nėra joks, jis padaromas tokiu.
Taigi metafizikai mano, kad protas nėra materialus, mano, kad jis dvasinis. Jie sako, smegenys gali būti materialios, bet protas tai nėra. Jie klausia, kas yra protas. Noriu jums pasakyti, kas yra protas. Protas yra elektros cirkuliacija smegenyse. Ir ta cirkuliacija nėra duota Dievo, nes jei vaikystėje tavo mama sako, laikykis atokiai nuo tų filipiniečių, pradedama pildyti asociacijų sistemą smegenyse, taigi jis nėra dvasinis. Žudyk tuos prakeiktus niekšus, tai taip pat įrašoma į smegenis. Tai karinis mokymas, suprantat? Arba žudyk švedus. Jei protas būtų eterinis ar dvasinis, tokie dalykai smegenis neįsirašytų. Taip pat ištirta, kad jei turi auglį smegenyse, regos srityje, nebegali matyti. Jei turi auglį čia, negali girdėti. Jei turi skonio receptorių srity, negali jaust skonio. Taigi tai reiškia, jog smegenys yra materialios ir elektrinės. Ir kai numiršti, neišskrendi į rojų būti kartu su Dievu. Leiskit man pasakyti, kodėl nėra tokių dalykų kaip rojus. Jei tu esi siuvėjas ir lygini drabužius visą savo gyvenimą, o jis maisto parduotuvės vadovas, viską, ką jis daro, užsakinėja prekes. Ką tu veiktum rojui? Užsakinėtum prekes? Ir jei tu sutiktum jį rojui, jis dabar dvasinė esybė, reiškia daugiau nebekalba apie prekes ir tu nebekalbi apie drabužių lyginimą, tada tai ne tu. Jei tu nueini į rojų, turi žinoti, tas vaikinas buvo siuvėjas, tas mėsininkas, tas lėktuvo pilotas. Rojų visi įsivaizduoja, o labas, tas augo tave Dievas, gera tave matyti, visi gerai sutarė. Bet įsivaizduokit tai, tarkim, kad gyventume 12 000 metų rojui, nepamirškit, ten gyvenam amžinai, ir prieitų vaikinas ir tau sakytų, žinai, mano dukra ką tik pagimdė dar vieną kūdikį žemėje. Atsakytum, na ir kas? Jei girdėjai tas istorijas visą savo gyvenimą, 1000 metų, jei gyventume 3000 metų čia žemėje ir kas nors sakytų, žiūrėk, turiu sužadėtuvių žiedą, sakytum, užsikrušk su tuo žiedu. Girdžiu tokį mėšlą visą savo gyvenimą. Ar suprantat, jei gyventum 12 000 metų žemėje ir koks vaikinas sakytų, žiūrėk, turiu naują mašiną, atsiknis, kas tame naujo? Jis nieko negalėtų papasakot, suprantat? Mažas vaikas sako, aš noriu baliono. Tu girdėjai tai 40 000 metų. Tai neįdomu. Rojus būtų nuobodžiausia vieta pasaulyje. Ar suprantate tai? Taigi, jei Dievas yra 40 milijonų metų amžiaus ir kas nors jam sako, mano dukra laukėsi kūdikio, jis atsakytų, atsiknisk. Nes tai neįdomu. Suprantate tai? Jei nesuprantate, apie ką kalbu, bus kančių. Taigi žmonės gyvena pakankamai ilgai, kad sakytų, kaip nuostabu. Bet jei gyventum tiek ilgai rojui, ką darytum 40 000 metų? Ką bedarytum po 4 milijonų metų? Jiems Dievas yra amžinas, jis gyvena amžinai. Ar jūs manot, kad jis klausosi kiekvieno mažo individo maldos? Jis sakytų, juk aš žinau, ko jūs norit. Man nereikia klausytis jūsų maldų. Ir žmonės sako, kad jis žino viską, tai kam tada iš vis pasakoja jam ką nors? Kodėl sakai, mano vaikas serga, norėčiau, kad jį išgydytum? Dievas sakytų, jo, pasižiūrėtų tikrai, kad serga. Na, padėsiu jam pasveikti, suprantat? Mano mama nuoširdžiai tikėjo, kad kiekviena žvaigždė yra žemėje miręs žmogus. Ar pasakojo apie Meksiką, kur grindys buvo skirtingo aukščio kiekvienam kambarį? Paklausiau, kodėl? Sako, nes velnias nemėgsta laipiot. Jis mėgsta, kai viskas yra lygu. Jie tikrai tiki tuo, rimtų veidų. O čiabuviai salose tiki, kad vulkanas supyko, todėl drebina žemę. Jis pyksta. Jie tikrai tiki tuo ir sako rimtų veidų, net ašarom. Kiti sako, na, o jeigu žmogus susirūpinęs, mes nenorim susirūpinusių žmonių, mes norim žmonių su žiniomis. Jie yra susirūpinę kvailiai. Raganas sakydavo, įmesk savo brolį į vulkaną, kad jis nurimtų. Jei tai neveiks, įmesk sesę į vulkaną. Niekada pati ragana nešokdavo į vulkaną arba karalius. Visada kiti žmonės, daugybė kitų aukų. Tas pats su karinė industrija, surinkit tos vaikus, kad eitų kovot už mus.